Dėkui, Vilmante. Mūsų susirašinėjimo langelyje tai mokslininkai intensyviai, visi renginio dalyviai intensyviai diskutuoja. Tai jūs kalbėdama, tai tikrai nematėt, bet galbūt Jurgita turėjo galimybę peržiūrėti kai kurias, iškart atsakyti, o tada, kai tiesiog dar papildomai paklausim. Taip, ačiū labai. Aš pasižymėjau kai kurios klausimus, galbūt ne tiesiai asmeniškai, bet pabandžiau sutraukti, nes yra pasikartojančių klausimų ir pradėsiu nuo to, kas tikrai visiems skauda ir tikrai humanitarinių socialinių mokslų komitetas teikia siūlymą didinti ekspertų įkainius. Tai aš tikiuosi, kad mums pavyks tai pasiekti ir tas atlygis, kažkas piktinasi, kad reikia vertinti už 60 eurų 300 tūkstančių paraišką. Tikėtina, kad aišku, atlygis tikrai nesieks 300 tūkstančių, būkim ramus, bet jisai taps kažkiek tai bent jau konkurencingesnis ir atlygis, kuris iš tikrųjų neindeksuotas pastaruosius turbūt 10 metų, turėtų keistis. Mes matom tą problemą, nėra taip, kad nematom ir dabar kaip tik dedami žingsniai, kad tai pasikeistų, nes tiesiogiai tai susijęs su kokybė vertinimu, ar ne, kad mūsų tikslas irgi dirbti su maksimaliai gerais ekspertais, o geri mokslininkai paprastai turi ir kitų reikalų, kurie yra brangiau apmokami, tai mes šitos dalykus tikrai įsivertinam. Klausimai, tokia turbūt yra klausimų grupė dėl apskritai tokio vertinimo skaidrumo. Ir mes iš tikrųjų stengiamės. Aš atėjau, aš matau truputėlį tos klausimus, ką jūs sako, dėl vertinimo švageriškumo, visų panašių dalykų. Tai jau tikrai dėta pastangų, tikrai nemažų, bet tam reikia mūsų pačių. Aš negaliu kviesti žmonių ekspertuoti, jeigu jūsų nėra. Aišku, dabar yra naujos ekspertų kvietimo taisyklės ir mes jau darom tą. Ir iš tikrųjų kviečiam mokslininkus, kurie nėra duomenų bazėj, bet turint duomenų bazę mokslininkų yra daug paprasčiau veikti ir dirbti. Tai aš vėl grįžtu prie to, kad bandykit registruotis ir iš karto atsakau į klausimą dėl registravimosi. Tai noriu patikinti, kad mums jūsų gyvenimo prašymas nėra reikalingas, labiau mes norėtume matyti nuorodas į ResearchGate, nuorodas į Google Scholar, į Orsida, į galbūt jūsų asmeninį tinklapį. Bet gyvenimo aprašymo kaip toks papirinis mums nereikalingas, dėl to jį turbūt ir įkelti yra sudėtinga į ekspertų duomenų bazę. Tai pokyčiai ir ekspertų duomenų bazės yra numatomi, kaip tik šiuo metu yra diskusija, bet ir senoji bazė veikia taip, kad vienaip ar kitaip esant norų registruotis, tai turbūt galite net ir man parašyti. Ir tada bandysim spręsti, jeigu ten tikrai yra noras ir kyla klausimai, arba nepavyksta pačiam registruotis, tai bandysim tos dalykus spręsti. Dėl to, ar lietuviai iš užsienio institucijų yra traktuojami kaip užsieniečiai, tai mano atsakymas būtų ir taip, ir ne. Ir tos problemos neturi Vilmantės komitetas, mano komitetas turi tą didžiulę problemą. Ir aš jau dabar kartosios, kad jinai atsiremia į pačių ypatingai humanitarinių mokslo atstovų poziciją, saugant lietuvių akademinę kalbą, rengti paraiškas lietuviškai. Tai taip, nuolatinę darbą užsienio universitete, nuolatinį darbą, turintis dažniausiai, tai mes kalbame apie profesūrą žymia dalimi arba jau tokios pažengusios karjeros mokslininkus. Lietuviai, kurie dirba užsienyje, kaip minėjau, su nuolatiniais darbo santykiais, yra kviečiami ir bandom traktuoti miksuotai. Visiškai aš suprantu, kad jūsų klausimas, ar jie yra užsieniečiai, tai turbūt viena vertus nėra, bet kita vertus jų praktikos, darbinės veiklos ir matymas lauko fokusuojasi į tą užsienio institucijas ir užsienio akademiją, tai tikimasi iš jų tokio platesnio žiūros taško, bet tai yra išeitis savotiška, kai mes negalim pakviesti anglakalbių. Ir aš labai palaikau ir aš manau, kad bus galima kelti šitą klausimą. Netgi du klausimus, kuriuos aš galbūt palaikyčiau pati asmeniškai, bet aš, aišku, čia vieną asmeniškų sprendimų negaliu priimti mano. Aišku, tai apsunkintų patį ekspertavimo procesą, bet galbūt galėtume ieškoti
vienokių ar kitokių išeičių. Iš tikrųjų, esant nesutarimui, kaip vertinti paraiškas, kurios, tarkim, parengtos lietuviškai ir, pavyzdžiui, kaip vertinti paraiškas, jeigu būtų parengtos angliškai, galbūt tikrai būtų racionalu, kad teikiantis mokslininkai galėtų pasirinkti, kokia kalba yra teikiama paraiška. Tik čia tada mes vėl sudurtume su kitu tokiu ekspertinio vertinimo tam tikra problema, kad angliškai parašytoms paraiškoms mes galėtume užtikrinti visiškai vakarietišką vertinimą. Čia iš karto ko truputėlį mokslininkai bijo, kad gali atsirasti mokslininkų, kurie nepakankamai išmano lokalų kontekstą ir tame irgi yra tiesos. O kitas paraiškas vertina lietuviškas Lietuvos ekspertai. Tai aš šito vietoj truputėlį galbūt tam tikro netolygumo vertinimo matyčiau. Tai va čia tikrai toks geras diskusijų laukas ir tiesiog bandyti svarstyti, ar kad humanitarų socialinių mokslų bendruomenė yra pasiruošusi tokiam kokybiniam pokyčių pakankamai nemažam ir tiesiog įsivertinant tokio galimo pokyčio trūkumus ir privalumus. Nes yra ir privalumų, nes iš tikrųjų mes dirbam gana tokioj hermetiškoj ir kompaktiškoj akademiniai erdvėjai, kur ko puikiausiai žinau, kad iš temos galima daug maž atpažinti, kieno tai galėtų būti paraiška. Ir išėję tokius platesnius tarptautinius vaisius mes tikrai atsidurtume gana tokioj neutralioj gana tokioj terpiai. Bet tas konteksto matymas mūsų regiono, turiu omeny ne tik tai, tarkim, Lietuvą, bet apskritai Rytų Europą, išmanimas ne visada yra toks gilus kitos Europos regionuose ar, tarkim, Jungtinėse Amerikos valstijose. Tai gali šiek tiek atvesti prie vienokio ir kitokių, tarkim, vertinimo specifikos, bet nepabandę nežinosim. Taip, tai čia vėlgi tokio politinio sprendimo, pasiryžimo ir bendruomenės pritarimo reikėtų. Dar vienas dalykas, iš esmės buvo du labai panašus, bet absoliučiai priešingi vienas kitam klausimai. Tai vienas klausimas, ar buvo galima nurodyti ekspertus, kurios norėtum, kad ekspertuotų paraišką. Kitas klausimas buvo, ar būtų galima nurodyti ekspertus, kurių nenorėtum, kad ekspertuotų paraišką. Tai tas antras nenorėtum, man atrodo visiškai priimtinas, nes žinau, kad mano, pavyzdžiui, universitete yra taikoma per konkursinės atestacijas arba siekiant konkursinių pareigų, tai yra taikomas tiesiog tarptautinis vertinimas ir tu nurodai asmenis, kurie nenorėtum, kad jos būtų kreipiamas rekomendacijos ar tavo pozicijos vienokio ir kitokio vertinimo. Tai čia būtų visai geras sumanymas ir tikrai tokį klausimą būtų galima kelt komitete, aišku, nebe šitam kvietimui, bet kitam. Pabandyti nurodyti asmenis, kurie turėtų būti nekviestini jūsų pačių požiūrį, nes čia tikrai gera idėja, kuri leistų vėlgi užtikrintą tokį interesų konflikto išvengimą, nes nepaisant to, kad ekspertai bando visokiais įmanomais būdais rinktis, tas ekspertų komitetas aš to vietoj turiu, visokiais įmanomais būdais rinktis informaciją ir savo informantų mes neišduodam, bet vienaip ar kitaip visko surinkti, visko žinoti, dirbant tokiam plačiam lauke yra neįmanoma, bet tikimės, kad iš dalies pavyksta. Tai grįžtant prie to klausimo, nuo kurio pradėjau, to švogeriškumo, parenkant ekspertus, tai galiu patikinti, kad pastaruoju metu kviesti žmonės ekspertuoti buvo tarp tų, kurie buvo duomenų bazė arba šiaip tiesiog iš pašalies kviesti ir iki tol buvo nekviesti, gana nemaža dalis niekada iki tol nebuvo kviesti ekspertuoti. Tai galima pasižiūrėti ir yra tokių mokslininkų, kurie pernelyg dažnai kviečiami ekspertuoti arba buvo kviečiami ekspertuoti, tai dabar būtų kaip ir toks tikslas paretinti tam tikrų mokslininkų kvietimą ekspertuoti, sudarant galimybės įsijungti naujiems žmonėms, naujiems ekspertams, išbandant šitą veikimų lauką kaip tokį. Turbūt atsakiau dalį klausimų ir gal dar galim grįžti, Vaiva. Žinoma, galbūt dar Vilmantei duokim irgi galbūt kažkurios klausimus pastebėjo, kurios ypač norėtų atsakyti, o tada dar paklausim ir kurie dar klausimai yra užduoti dar papildomai.
Taip, kiek aš spėjau peržiūrėti, tai vienas klausimas buvo dėl lietuvių iš užsienio, ar jie laikomi užsieniečiais. Tai šiame kvietime yra grinai užsienio ekspertai, tai ne lietuvių kilmės ekspertai. Kituose kvietimuose taip dalyvauja ir kviečiami ir lietuvių kilmės mokslininkai dalyvauti ekspertizėje, bet visada yra labai griežtai žiūrima tų ryšių su Lietuvos mokslo institucijomis. Na, tai su lietuvių kilmės mokslininkais yra šiek tiek sunkiau nustatyti tuos visus ryšius, kadangi tikrai yra daug įvairių ryšių, bet maksimaliai stengiamasi išvengti to interesų konflikto ir maksimaliai žiūrima skaidrumo. Tai buvo dar klausimas, kad neatsižvelgiama į vadovų atsakymus, į ekspertų pastabas. Tai vėlgi noriu priminti, kad yra atsižvelgiama tik tai į nurodytas faktinės klaidas, o į vairias refleksijas, paaiškinimus, patikslinimus nėra atsižvelgiama. Visa informacija turi būti toj pirminiai paraiškoj, kuri nėra niekaip taisoma, tikslinama ar panašiai. Tik tai ekspertų klaidos yra taisomos. Dar vienas panašus klausimas ir susijęs, tai buvo klausimas, kad nesuprantama, koks balas yra nurodomas ir koks balas po ekspertų pastabom. Tai vėlgi yra susijęs su tuo, kad yra taisomos tik tai ekspertų klaidos. Tai čia balas nėra svarbus ir jeigu matote, kad yra padaryta klaida, tai ją reikia ir nurodyti. Ir nesvarbu, koks balas bus. Kaip sutikrinate, kad nėra ryšių tarp ekspertų? Tai ekspertai nežino. Ekspertas žino, kad jis yra kviečiamas, bet jis nežino nieko, kas kiti ekspertai bus. Ir pirmą kartą ekspertai susitinka tada, kada jie susirenka į posėdį, komisijos posėdį. Tai manytumėm, kad tai yra pakankamas, bent nesusidūrėm su tokiu dalyku, kad būtų problema šitam lygmenį. Taip pat dar buvo išreikštas pageidavimas, kad būtų galima nurodyti ekspertus, kurie galėtų vertinti paraišką, arba kad nurodyti ekspertus, kurių nenorėtų, kad būtų kviečiami. Tai tokia praktika, aišku, taikoma recenzuojant straipsnius. Tai iš tikrųjų tai yra svarstytinas dalykas, bet tai jau gal bus ateities dalykas, kada šiaip jau yra planai pereiti prie dvipakopio vertinimo, kada pirmiausiai paraiškos būtų vertinamos nuotoliniu būdu ekspertų ir parenkant kelis ekspertus individualiai vertinti ir tik tai paskui sudaroma ekspertų komisija. Tai čia į tai tikrai būtų galima atsižvelgti, bet šiuo metu tokios galimybės nurodyti pageidaujamų galimų ekspertų arba atmesti nepageidaujamus nėra. Klausimas buvo dėl ekspertų objektyvumo, kaip jis nustatomas. Tai ekspertų objektyvumą, jų vertinimo objektyvumas, tai jis išryškėja būtent komisijos darbe, kada bendrai diskutuoja visa ekspertų komisija, tai tada ten kaip tik ir surandamas tas, atmetami tie galbūt subjektyvūs dalykai ir priimamas bendras komisijos sprendimas. Tai toj diskusijoje dalyvauja ne tik tai tie 3 ekspertai, kurie konkrečiai vertino, bet taip pat diskusijoje dalyvauja ir visi tos komisijos nariai. Na ir be abejo, komisijos pirmininkas, komisijos vadovas taip pat stengiasi užtikrinti šitą objektyvumą ir taip pat, jeigu būna, kad stebima, yra stebėtojai iš LMT darbuotojų ir komiteto narių, stebimas darbas ekspertų komisijos ir jeigu matoma, kad galbūt kai kurie ekspertai ne visai objektyviai vertina, tai tada į kitiems konkursams, į kitus vertinimus tokių ekspertų stengiamasi nekviesti.
Taip kad tas objektyvumo klausimų yra tikrai stengiamasi dirbti. Tai gal tiek dar. Dar klausimas yra, irgi jūs pradėjote jau kalbėti dėl rotacijos ekspertų. Ar jinai vykdoma, kaip užtikrinama? Gal galėtumėt pakomentuoti trumpai? Taip, stengiamasi, kad pakviesti naujus ekspertus ir stengiamasi ir pakviesti užsiregistruoti į duomenų bazę naujų ekspertų ir visada stengiamasi, kad nebūtų visai tie patys komisijos nariai metai iš metų, tai visada stengiamasi įtraukti ir naujus ekspertus. Tikrai nebus taip, kad tie patys vertino pernai ir visi tie patys vertins ir šiemet. Kai kurie gali būti, nes yra sričių kartais, kur tikrai labai trūksta ekspertų, tai gali būti, kad ir kelis metus tie patys, bet bendrai ekspertų komisijos sąstatas yra atnaujinamas kiekvienais metais. Dar buvo klausimas, Jurgita jau paminėjo apie tą dvipakopį vertinimą, kad iš pradžių galbūt įvertinama galimai bus pakviesti vertinti vien tik individualiai, labai konkrečios tos paraiškos tematikos, mokslo krypties ekspertai, o paskui jau vertintų vėliau galbūt kita ekspertų komisija, ne tie, kurie vertino pirmajame etape. Bet buvo iškeltas klausimas apie tą dvipakopį kitokią prasme, kad iš pradžių galbūt reikėtų įvertinti idėją, nežinant, kas čia pateikė, o tada, kur idėja jau nustatoma, kad jinai inovatyvi, nauja, originali, tai tada jau eitų sekančiam etapui, kad ir vertintų jau tada ir galbūt ir tyrėjų kompetenciją, projekto įgyvendinamumą. Tai kaip galvotumėte dėl šito? Dabar taryboje to nėra, bet iš principo. Tai yra vienas iš tų modelių, kuris veikia ir yra užsienio fondai, kurie tą taiko. Kol kas Lietuvos mokslo taryba taiko tą tokį bendrą europinį ir IRC pritaiko tą momentą. Turbūt tie, kas galbūt esat bandę teikti, tai tikrai žinot, kad vienu metu, ir čia dar kitoks šiek tiek galbūt variantas, kad vienu metu yra teikiami 5 puslapiai, tai yra trumpoji tokia versija, ir paskui kiti 20 puslapių, kurių galima tą projektą, savo projektą nepalyginti stipriau išplėtoti, bet jie yra teikiami tuo pačiu metu. Tai yra nėra taip, kad būtų vertinta pirmieji 5 puslapiai ir paskui būtų galima pateikti platesnį variantą. Svarstėm tokį variantą, būtent iš esmės trumpos ir ilgos paraiškos. Vėlgi reikėtų labai smarkiai įsivertinti, kokiem konkursam tai tinka. Galbūt visai galėtų būti iš tikrųjų mokslininkų grupių konkursas, galėtų būti tas, kuris yra tinkamas, tik mes dar turim įsivertinti, ar patys mokslininkai pritartų pakankamai pailgėjančiam vertinimo etapui, nes mes iš esmės turėtume 2 vertinimo etapus, kurie išsitempia savo laike. Tai dabar irgi turim vieną programą, tai yra edukologijos proveržio programa, kurios vertinimas pakankamai ilgai užtruks, jinai veikia pagal kitą principą, bet vertinimas truks ne visai metus, bet arti metų, tai yra tikrai labai ilgas laiko tarpas, bet ar mes pasiruošę tą daryti ir ar pasiruošę mokslininkai taip ilgai laukti tų rezultatų. Tai čia tiesiog reikia, vėlgi yra idėja, tą idėją turim, tą idėją apgalvojam, bet reikia įsivertinti, ar tai nebus dar viena papildoma problema. Dėkui, Jurgita, mes tikrai labai daug laiko jau skiriam šitam klausimui. Matau dar vieną pakeltą ranką. Tai į kai kurios klausimus, kuriuos jau užrašėte čate, tikrai dar atsakys ir kalbant apie paraiškų teikimą, bet turim vieną ir klausimą keliantį ranką kolegą, tai prašytume ir jau sutarkime, kad tai bus paskutinis klausimas ir pereisim prie sekančio etapo. Ačiū labai. Labą dieną. Aš labai trumpai norėjau paklausyti dėl studentų 1., 2., 3. pakopos įtraukimo. Ten vertinimo kriterijuose parašyta, kad jie gali būti įtraukti kaip pagrindiniai vykdytojai arba kaip nepagrindiniai vykdytojai. Tai kaip yra geriau čionai? Ar juos įvardyti kaip jų pavardės, ar
reiškia, numatant, nes ten, kur yra pagrindiniai projekto duomenys, jeigu jie įtraukiami kaip nepagrindiniai vykdytojai, tai pagrindiniuose projekto duomenyse jų neatsispindi. Prašomi ten tik pagrindiniai vykdytojai. Nesvarbu, kad jie kaip nepagrindiniai įtraukti, ten skaičiuojant darbo užmokestį, jiem numatytos užduotis ir taip toliau. Bet jeigu jų nėra pavardžių, tai tada ten pagrindiniuose projekto duomenyse yra tik tai pagrindiniai vykdytojai ir nesimato, kad ten yra įtraukti studentai. Tai į šitą klausimą, Jurgita, tai mes atsakysim, yra pasirengusi Julija, yra skaidrė apie tai mes tikrai šitą atsakysim. Ar tai buvo visas klausimas, gerbiamas Viktorai? Aiste, gal galėtum leisti užbaigti, gerbiamam Viktorui? Taip, prašom. Gerbiamas Viktorai, neišgirdom. Jo, aš dėl duomenų valdymo plano dar norėjau, ten galima pasirinkti arba taip, arba ne. Tai ar nuo to priklauso vertinimo kažkoks balas, pasirinkus taip arba ne? Taip, toks klausimas iš tikrųjų irgi buvo pateiktas iš anksto, tai tiesiog, kad atsakau trumpai, kad tai nėra duomenų, reiškia, yra klausimas visų pirma, ar jūs rinksite duomenis projekto gyvendimo metu, tai jeigu atsakote ne, tai ten nieko nereikia atsakyti. Jeigu atsakote taip, tai žinoma reikia atsakyti tos visus klausimus. Ir ekspertai vertinimo anketoje jiems yra nurodyta, ar planas, reikia jiems pasisakyti, ar planas yra duomenų paraiškoje numatytas duomenų rinkimas ir tvarkymas yra aiškus, atitinkantis projekto mokslo krypties specifiką. Tai ekspertai šituo aspektu ir vertins tą duomenų planą. Taip pat, jeigu parašėte ne, balas mažesnis? Čia tiesiog viena iš projekto įgyvendinamumų, ką įvertins, jeigu jūs pasakysite taip. Jei pasakysite ne, ekspertai taip pat gali pasakyti, kad palaukit, duomenys tai renkami, o kodėl tas planas neužpildytas. Tai čia šiuo atveju reikia realiai žiūrėti, tai jeigu rinksi duomenys, tai tikrai atsakyti tas klausimus. Jei nerinksite, tada tiesiog jau iš tikrųjų tai turi būti paraiškoje nenumatyta, dirbama su kažkokiais kitais duomenimis. Kaip ir minėjau, pereitume jau tikrai labai vėluojam. Žinau, suprantu, kad labai įdomu, tas pats pagrindinis ekspertinio vertinimo etapas tikrai yra labai svarbus ir labai visiems įdomus. Tai dėkui Jurgitai ir Vilmantei už labai išsamius atsakymus, už pasirengimą, už ateities kažkokias įžvalgas, kad į kurioje pusėje taryboje galėtų krypti ekspertinis vertinimas, ką galėtume pakeisti. Tai aš tikiu, kad abu komitetai yra naujų sudėčių ir tikrai bus galima bendrom jėgom ir, kaip minėjau, girdėjote, ir pirmininkas pasisakė už pokyčius, tai tikrai tikėkimės, kad bus pasikeitimų ir tokių, kuriems mokslo visuomenė jie bus priimtini ir jie reikš tą didesnę ekspertinio vertinimo kokybę.